Gaminame moliūgų pyragą. Miltus trinkite su kambario temperatūros sviestu, kol pasidarys trupiniai. Tada įmuškite kiaušinį, berkite cukraus, druskos, citrinos žievelę ir minkykite, kol tešla taps lygi ir vientisa. Suformuokite tešlos rutulį, įvyniokite jį į maistinę plėvelę ir palikite 3 valandoms šaldytuve, kad tešla sustingtų. Kai tešla sustings, iškočiokite blyną didesnį negu jūsų kepimo forma. Geriausiai šiam pyragui tiks apvali, maždaug 5 cm aukščio kepimo forma. Blyną taip klokite į kepimo formą, kad padengtų dugną ir šonus ir suformuotų tešlos krepšelį. Tešlą gerai prispauskite, kraštus užlenkite į kitą pusę, visą paviršių subadykite šakute. Ant tešlos klokite foliją ir pripilkite sausų žirnių arba pupelių. Kepkite 180 laipsnių karščio orkaitėje 15 minučių. Foliją su žirniais nuimkite, o tešlos krepšelį palikite atvėsti. Moliūgus nulupkite ir pašalinkite sėklas. Minkštimą supjaustykite 3 cm dydžio kubeliais, sudėkite ant skardos ir kepkite 180 laipsnių karščio orkaitėje apie 50 minučių, kol moliūgai suminkštės, bet nebus apskrudę. Iškepusius moliūgus dar galite šiek tiek spustelti, kad išbėgtų kuo daugiau skysčio ir palikite ataušti. Atskirkite trynius nuo baltymų, baltymus suplakite iki standžių putų. Atvėsusius moliūgus sugrūskite, įleiskite kiaušinių trynius, berkite cukrų, vanilinį cukrų, citrinų žieveles ir išmaišykite. Tada atsargiai įmaišykite plaktus baltymus. Moliūgų masę supilkite į tešlos krepšelį, statykite į iki 190 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 35 minutes. Apibarstykite cinamonu, cukrumi ir dar kepkite 5 minutes. Skanaus.